Aš Vika. Ui. O tu ne pėsčia, Vika. Malonu. Klausyk. Aš esu tokiu klausimu. Vis tiek turbūt viską žinai, nes naujienos visos į barą suplaukia. Matai, aš savo tėvelių ieškau. Pagyvenusiu tokių vyrų ir moters. Gal matei čia kur nors vakar arba šiandien? Tėvelių, sakai, ieškai? Jo, ieškau. Neramu man dėl jų. Abiems senatvinis marazmas. Sklerotikai abu. Būna sėda į savo žigulį ir nurūksta nežinoma kryptimi. O aš va ieškau jų. Su siaubu klausau kriminalinių suvestinių per radiją. Gal kas kur nors jau rado. Pas mane niekas nebuvo užėję. Bet girdėjau, pas Jokūbą kažkokie žmonės atvažiavo. Ir galbūt su žiguliuku. Girdėjau, kad jie norėjo patekti į Vydūno muziejų, bet nėra direktoriaus, tai ir nepateko. O kur tas muziejus? Muziejus? Prie mano namų. 5 minutės kelio. Palydėčiau, tik darbo turiu. Tai ką jau čia, Vika. Nuostabi mergina esi. O klausyk, pasakyk man, kaip čia yra? Tokia mergina ir šitokiam užkampį sėdė. Nuvažiuotum į miestą, save parodytum, į kitus bent pažiūrėtum. Gal? Tik va neatsiranda riterio, kuris išsivežtų mane iš šios pilies. Tai labai gerai, labai. Kaip tik norėjau tave pakviesti susitikti. O tavo darbo, a? Ką manai? Atsirado riteris, kuris nukaus Libiną. Gerai? Susitinkam?